Sveiki, mėlyjeji. Šiandien pakalbėsime apie vaikystę. Ar pagalvojate kada nors apie tai, kaip vaikystė įtakoja visą mūsų likusį gyvenimą? Ir galbūt tai padės jums atsakyti į kai kuriuos klausimus apie save. Juk, kaip sakoma, visi mes kilę iš vaikystės. Taigi, jeigu vaikas auga apsuptas kritikos, jis išmoksta kritikuoti. Vaikas apsuptas patyčių išmoksta nepasitikėti. Vaikas apsuptas priešiškumo išmoksta matyti priešus, o vaikas apsuptas pykčio išmoksta skaudinti. Vaikas apsuptas nesupratimo išmoksta negirdėti kitų, o vaikas apsuptas apgaulės išmoksta meluoti. Vaikas apsuptas gėdos išmoksta jausti kaltę, tačiau tuo pačiu metu gali būti ir kitaip. Ir tęsime temą apie vaikystę. Taigi, vaikas užaugęs apsuptas palaikymo mokosi saugoti kitus. Vaikas, kuris yra laukiamas, išmoksta būti kantrus, o vaikas, kurį supa pagyrimai, išmoksta pasitikėti savimi. Vaikas apsuptas sąžiningumo mokosi būti sąžiningas, o vaikas, kurį supa saugumas, išmoksta pasitikėti kitais. Vaikas, kurį supa supratimas, mokosi savigarbos, o vaikas apsuptas meilės išmoksta mylėti ir dovanoti tą meilę kitiems. Vaikas, kuris turi pasirinkimo laisvę, išmoksta būti atsakingas už savo sprendimus. O kaip manote jūs, kaip vaikystė įtakojo jūsų gyvenimą? O dar daugiau naudingos ir svarbios informacijos, kuri padės atrasti save ir savo sparnus, rasite prisijungę į mūsų klubą Moteriški sparnai Telegram kanale.